Indre, įsivaizduokim tokį atvejį, kad mes su tavim pasisveriam, nežinau, 100-150 gramų riešutų ir pasigūglinam riešuto kalorinę vertę ir įsivaizduojam, kad, tarkim, daugiausiai riebalų ten susidaro ir įsivaizduojam, kad tas riebalai pasiskaičiuojam, kad su tavim suvartojam ten 800. Tarkim, net 800, jeigu labai daug norėtume braziliškų, pavyzdžiui, riešutų. Ir su tavim suvalgom 800 kalorijų vertės riešutų ir tada galvojam, kad praktiškai jau trečdalis mūsų dienos normos kaloringumo jau yra kalorijų suvartota. Bet iš tikrųjų aš labai klystu ir klysta žmonės taip skaičiuodami ir matuodami riešutus, ypatingai kas liečia riebalus. Ir gal tu gali trumpai paaiškinti, kodėl apskritai yra nesąmonė taip galvoti ir taip matuoti. Tai riešutai, man atrodo, iš viso yra toksai labiausiai smerkiamas visų dietininkų maisto produktas, nes įsivaizduojama, kad čia sauja riešutų yra, tarkim, 200 kalorijų ir jos visos susigėrė į kūną. Bet deja, su riešutais taip nevyksta ir mes iš riešutų įsisaviname tik tais apie gal 70 taip maždaug procentų tos kalorijų, pavadinkime, energetinės vertės, kadangi visa kita likusi dalis tenais yra taipogi skaidulos, kurios iš esmės kūne nėra konvertuojamos į energiją, kadangi mes jų nevirškiname. Antras dalykas, kiek mes tų vadinamų kalorijų paimsime iš maisto, labai smarkiai priklauso nuo individualių aspektų, pradedant kramtimu. Vienas riešutą perkando 30 kartų, kitas perkando 3 kartus. Didelio gabalo riešuto mūsų žarnynas nevirškins. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad riešutai yra būtent tas produktas, kad kai mes tyrinėjame žmonių išmatas, mes matome didžiausius likučius, ta prasme, nesuvirškintus būtent šio maisto. Kitas dalykas yra tas, kiek mes gebame suvirškinti tiesiog ir skrandžio virškinimo geba, emulguoti pačius tos riebalus, kiek mes gebame savo žarnose tų riebalų įsisavinti, labai skiriasi lyginant vieną žmogų ir kitą žmogų. Vien jau tai, kad mes fundamentaliai galime atmesti apie 30% kalorijų, kurių mes negauname taip, kaip parašyta ant pakuočių, mes galim dar pridėti ir visą tą mūsų unikalų kūno gebėjimą tas kalorijas suvirškinti ir įsisavinti. Ir su riešutais taip, nereikia jų padauginti, bet nereikia riešutais ir gąsdinti žmonių, kad jeigu suvalgi riešutų, priaugsi svorio. Taip nebūna tiesiog.